Sveiki visi, įsijungė mūsų dar vieną podcastą. Ir šiandien mes turim svečiuose mūsų 11-okę Eveliną. Tai labas. Labas, Lukne. Tai matau jaudinės biški. Ne, visiškai. Viskas gerai. Tai mūsų podcastus pradedam nuo žaidimo ir mes viena kitai užduosim klausimus. Tai nori pradėti? Ja. Trauk. Kokia konspiracijos teorija tiki? Tikiu. Nu gal ta, kad kai mes numirštam, prisikeliam kitam kūne ten kažkokią, ar nebūtinai žmogaus ten augalo, dar kokio nors ten dalyko. Ir nu, kaip ir ale logiška, nes tada pasaulis nesibaigia, ta visa žmonija apgalyje ir taip toliau. Tai gal šitą, sakykim. Gerai. Ko jautiesi pasilgusi? Atostogų. Nu, tai greitai jau viskas. Aš tai vasaros pasilgau atostogų, jau man vasarėlė. Pritariu. Taip, tai galim, manau, pradėti. Taip, tai tu žaidi tinklinę, ar gali papasakoti, kiek laiko jau ir nuo ko prasidėjo visa šita tavo karjera tinklinio? Tai žaidžiu tinklinį jau apie 4 metus ir prasidėjo taip nuo tokių senų laikų progimnazijos, kaip per kūno kultūras mes žaisdavom kvadratą. Tai labai gerai man sekėsi ten žaisti kvadratą ir kūno kultūros mokytoja vieną dieną priėjo prie manęs ir tokia sako, kad tu gal nori pabandyti rankinį ar tinklinį. Sakau, nežinau. Ir pasakė, kad tu esi gan aukšta ir turi potencialo, tai pabandyk. Tai nusprendžiau nueiti į smėlio tinklinį. Ten palankiau metus, tada perėjau į kitą klubą ir dabar jau žaidžiu už Vilnius Tech universitetą salį. O kodėl išėjai iš smėlio? Nes šiaip man pačiai labai aktualus šitas yra ir man labai įdomu pačiai, kodėl. Aš manau, labiausiai kas... Dėl ko išėjau, tai čia labiau gal dėl trenerio ir šiaip dėl visos tos aplinkos. Norėjau pakeisti aplinką ir niekados nebuvau išbandžiusi kaip salę profesionaliai lankyti. Tai visai pagalvojau ir dar toks kaip už universiteto komanda buvo pažaisti ir dabar startiniam 6 žaidžiu. Tai labai sveikinu tave su šituo. Ačiū labai. Ir tada kiekvienam sporte yra kažkokių sunkumų, kokie yra sunkumai tinklinį būtent? Nesvarbu, smėlio, salės. Aš manau, ta emocinė būsena tavo, vis tiek tu turi parodyti tą džiaugsmą, vis tiek turime tą liūdesį, bet jį reikia sulaikyti, kad, pavyzdžiui, salėje tu neturi parodyti kitiem, nes tada, irgi juos kažkaip paveikia su savo tą būseną. Tai manau, tu turi būti tiesiog stabilus ir tą stabilumą sunku išlaikyti, tai gal nebent toks. Manau, čia ne tai, kad praktikos reikia, o tiesiog, kad tu per laiką kažkaip, manau, susigyveni su tą emociją. Ir tada vis tiek komandinis darbas ir taip toliau, o yra kažkokia įtampa tarp tavo komandos žaidėjų, ar būna kažkokių konfliktų, pavyzdžiui? Tų tokių neigiamų dalykų. Aš nežinau, aš dabar lankau, kaip ir sakau, ten kokius 3-2 mėnesius, tai nepajutau. Man kaip tik labiau patinka dabar salė ir tokia labiau draugiška atmosfera ten yra. Aha. Ir tu dar vieną hobį turi, kurį aš šiaip nesenai pati sužinojau. Tai yra filmavimas. Jis pas tave nesenai gyvenime atsirado, ar tu jau kažkaip turėjai tai minty, bet tiesiog tik dabar atsiskleida tai. Aš visada filmavau, bet tai būdavo dažniausiai kažkokios išvykos, varžybų, ten kažkas mažai pafilmuota. Ir kaip ir tokių didelių projektų nesu filmavus, bet dabar tik prisidėjau, nes labai paragino Rytis. Tai vat. Tai gal turiu kokį nors savo mėgstamiausią nufilmuotą projektą arba ką esi nufilmavus, pavyzdžiui, konkretaus? Tai esu nufilmavus tą 100... Šimtadienio? Ne, 100-dienį. 100 ko?
Jo, gimtadienio mokyklą tą ir trumpametražinį filmą. Patiko tau? Ar kartotum filmą? Jo, patiko. Gerai. Taip, tai iškart kyla klausimas man, ar norėtum sieti savo ateitį su tuom, su tinkliniu, su filmavimu, ar tu tinklinį matai kaip hobį, pavyzdžiui? Tinklinį matau tik kaip hobį ir dėl filmavimo toks klausimas dar, nežinau, tiksliai neapsisprendus, bet manyčiau, visai būtų. Būtų. Tai kažką galvoju gal studijuoti ar kažkaip? Gal. Gerai. Palikim paslaptį. Taip, ir mes turim 2 paskutinius jau klausimus. Tai kas yra tavo autoritetas? Tai mano autoritetas yra ateities aš ir kaip vystysis mano gyvenimas toliau. Šiaip, kiek podcastų man teko vesti, tai pirmas žmogus, kuris pasakė apie save, žinai, kažką. Tai ir ta kokia yra tavo didžiausia svajonė? Ar turi tokią? Na, aš manau, kad savo svajonę negalima atskleisti, nes jos neišsipildys. Tai. Gerai, tai irgi palikim paslaptį. Tai aš labai linkiu, kad tavo svajonės išsipildytų, kad ir kokios jos būtų, kad tau šiaip sektųsi ten karjera tinklinį, filmavime ir kad viskas būtų gerai. Ir ačiū tau labai, kad atėjai. Ačiū žiūrovam, kurie klausėt ir tada iki kitų podcastų. Ačiū labai.